šito visiems tik tais bus geriau. Žinoma, mes ką geriau. Pinigus surinksit, pragersit, o kai mus vėl pradės krausti, sakysit, nieko mes negalim padaryti, ne? Arba bankrotą paskelbsit. Vyrai, profsąjunga yra ne juokas. Ne juokas. Mes jums surastume tokius darbus, kur užsidirbtumėt po 3 štukeles. A be to, jūsgi niekom nerizikuonate. Mes įkūrėm bedarbių profsąjungą, iš jūsų surenkam po 10 liktukų tik tais ir po to išmokam 10% bedarbio pašalpą. A nauda tai nereali. Va mūsų babytei, pavyzdžiui, pasiūlys kokį sunkų fizinį darbą. A mes visi paimsim ir išprotestuosim. Ir turės jai tada pasiūlyti kokį nors lengvesnį darbą, ten kojinės megzti ar agurkus vakuoti. Jo, ir be to mes dar pasirūpinsim, kad jums čia nereikėtų vaikščioti kiekvieną dieną. Direktorius pats ateis pas jumis namo su savo pasiūlymais dirbti ir pašalpom. Ir dar daugiau, jūs galėsit pareikalauti, kad direktorius nusiskustų savo sušiktus ūsus. Skaitau, kad argumentai mūsų tikrai yra įtikinami, todėl prašau iš kiekvieno po 10 litukų, nes kitaip mes profsąjungos nenarius išmesim ir dėl pašalpų mums jų negarantuojam. O aš tai nežinau. Aš niekur nestojau sovietų laikais ir dabar nestosiu. Ką noriu darykit, nors į Sibirą vežkit, aš nieko nebijau. Senis, anu duoti pinigus, pas mumis dabar demokratija, visi nusprendė, kad duoda ir tu duodi pinigus. Kas čia per balaganas? Čia jums ne mokyklos valgykla, o darbo birža. Prašau visi vietas! O jūs nešaukit, ponas direktoriau. Jeigu turit kokių pretenzijų, prašom kreiptis į mūsų bedarbių profsąjungos direktorių, poną Bronių, o jei ne, mes skelbsim streiką. Jo, mes, žinokit, ponas direktoriau, įkūrėm profsąjungą, kuri atstovautų kuklius mūsų senukų interesus. Atsiprašau labai, taip garsiai. Ką? Ką įsteigėt? Profsąjungą? Jūs čia ką, demokratiją sumanėt žaist? Ha! Tai gal jūs ir streiką paskelbsit, ką? Tai ką darysit tada? Nedirbsit? Juokinga labai, ane? O tai kas tada jums pašalpas mokės ir ką reikės daryti tada? Klausiu, ką reikės daryti tada? Jo! Sumanėt jūs! Randiai! Aš jums pasakysiu taip, baikit savo tos žaidimus vieną kartą! Baikit žaidimus! Dauna jūs jomi tvajot! Jūs, ponas direktorius, taip nesinervuokit. Mesgi Europos Sąjungoje darbo biržoms reikia profsąjungų, bet tie interesai, kuriuos mes atstovausim, bus kuklus. A jeigu nebus kuklus, mes juos užgniaušim. Gerai. Nu tai, visi, kas norit žaist demokratiją, atsistokit ir lauk iš čia. Sakiau, kad apgaus. Atiduokit pinigus, agitatoriai jūs. Patylėk, tėvelis, nenervuok direktoriaus. Gerai. Ponas direktorius, kokių mums darbelių turit? Gal kokių nors organizacinių? Taip, Gedimino technikos universitetui reikalingas įspūdingos išvaizdos vyriškis palaikyti balkoną, kol suremontuos nuverstą Atlantą. Bet čia visi gražūs. Jo, bet ypač aš, bet man sezoniniai darbai netinka. Kągi, žiūrim toliau. Vandens kokybės tikrinimo laboratorija reikalingas žmogus su gerais skonio receptoriais. Vandenį geria tik žuvis. Ha! Aišku. Va, čia šis tas įdomus. Nerealiai populiarios televizijos šou laidai reikalingi du jauni ir gabūs žurnalistai interviu daryti su žvaigždėmis. Su manim galima.
Galima ir su jumis. Čia kaip tik ir mums būtų, nes ir autografų paimtume, ir kokią jaunesnę žvaigždę apgrabaliotume. Mes javam šitą darbą, bėgom, Česlovėlis. Direktorius, jeigu kokius spėts užsakymų autografų, ką, tai paskambinsi telefoną mano, žinot, aš su mobiliaku dabar. Va, jeigu ką, einam po žvaigždę. Jis man nebrangesnis, vo. Atką?